Sveiki visi. Šiandien aš Nagdas Vitkevičius norėčiau su jumis pasidalinti, kaip reikia daryti Excelio kainoraščius, būtent per Excelį automatiškai, kad ten viskas matytus tvarkingai. Štai jau vienas yra pradėtas darbas, naudosime pavyzdžiui. Va, čia skaičiavau picas, bet galime pradėti iš naujo. Nusikopijuokime, dedame iš naujo. Taip, tarkim, patiekalas žuvis. Tai čia galim trinti lauk viską ir parodysim tik tai nuo pradžių viską. Čia dėl šitų nesijaudinkit, paskui susitvarkys. Tai pati žuvis, tai pats pirmas ingredientas, tai tikriausiai žuvis. Ir tada iš karto eikime link pačio recepto kiekio, kiek mes tos žuvies ten dėsim. Suvedame lentelėje duomenis, tarkim 105 gramų eina filiukas. Bet tada prieinam prie šitų dviejų, viso produkto kiekis ir produkto kaina. Tai kiek sveria pati žuvis. Tai tarkim, kokia čia būtų žuvis paprasta. Viską vedam gramais, kad sistema nepyktų. Kilogramais jau būtų, gali ir kilogramais, bet gal gramais paprasčiau. Ir kiek sumokėjome mes už tą pačią žuvį. Kiek čia gali sumokėti už tokią žuvelioką. 8 eurus, tarkim, nežinau. Čia prasitrinkim. Ir matom, tvarkingai sistema jau išdėlioja viską, ko mums reikia. O kokią formulę būtent naudojam, irgi pradėkime iš naujo. Tai dedame lygų, kaip ir priešais visas Excelio lentelės duomenių vedimo, ten viską. Tada iš karto pasirenkame viso recepto kiekį ir tada dalybos ženklas, pasvirusis brūkšnelis, iš viso produkto kiekio. Tokia paprasta dalyba ir pabaigėme šią sąlygą su daugybos ženklų, žvaigždele ir iš eurų reikia dauginti. Spaudžiame Enter ir Excelis jau mums viską paskaičiuoja. Ir Excelis mums viską paskaičiuoja, viską, ko mums reikia, ko tik gali reikėti. Kiek būtent čia dabar viskas kainuoja pas mumis. Bet tik tai žuvis neina, pavyzdžiui. Dar šiek tiek ir sviestuko reikia, kad pasikept. Tai 50 reikės sviesto. Kiek sviesti vienam yra? 2,50. Kiek mes už jį mokam? Tarkime eurą. Vėlgi tą pačią formulę įvedam, kad nereikėtų vesti. Mes spaudžiame šitą ir braukiam į apačią. Buvo tokia, pakartosim. Būtent užveskite šitą ir veskite į apačią. Ir tai, kas buvo čia, automatiškai nusilinko į apačią. Matom, dabar pasirinko šitas. Enter. Ir čia matome iš karto viso, kiek čia viskas yra suformuluota. Tai šitą mes naudosime funkciją sum. Irgi viskas Excel'yje. Vėlgi pradėkime nuo lygų. Ir rašom sum. Matėm, netgi iš karto čia atsirado. Spauskime add all numbers in the range of cells. Sum. Sum. O kaip veikia šita funkcija? Tai pabraukime visus kainų kiekius, kuriuos galėtume turėti. Ir nereikia čia didžiosios raidės. Taip. Palaukit. Sum. Enter. Gal čia dabar? Su rodiklėm į apačią. Ir tada Enter. Ne. Paprastuoju būdu galim sum, skliausteliais ir dabar įveskime, ką čia turim. Ir dabar Enter spaudžiam. Taip, viskas tvarkingai.
Tai pasikartokime. Lygų. Sum didžiosiam raidėm 2 skliausteliai ir tarp jų pažymėkime visus kainų kiekius ir spauskime Enter ir turėsim formulę ir toks išvedimas. Na ir taip su visais likusiais duomenim ir taip žinosime kiek. Atskiram tutorialė dar parodysiu, kaip reikia dėti PVM-ą. Tai be abejo PVM-as 30, tarkim, procentų yra. Ir kaip jisai dasideda prie šitos kainos atskirai žvelgiant. Ir tik pakeitus PVM-ą galim jau iš karto žiūrėti, kaip keičiasi ir pati viso produkto kaina. Taigi, su jumis buvo Naglis Vaitkevičius. Ačiū labai, kad žiūrėjote mano šį tutorialą. Tikiuosi, kad kažką išmokote ir dėkui už dėmesį. Viso.